viską bandžiau, bet nei viename iš tų dalykų neatradau tokios aistros, kurią aš pajaučiau būdama tame sporte. Nežinau kaip čia. Aš ne taip, kad ieškojau, bet aš norėjau tą pabandyti. Su berniukais užaugus, besimuždama kartu su jais. Aš norėjau tik išbandyti dar vieną gal sporto šaką, bet aš nuėjus iš karto supratau, kad tai mano dalykas. Aš eisiu šituo keliu, man tai patinka, aš jaučiu tame aistrą ir čia bus mano visas gyvenimas. Aš norėjau tiesiog padėti žmonėms, suteikti tą pagalbą, būti šalia nelaimės atveju, dėl to ir pasirinkau ugniagesius. Tai dirbu beveik metus laiko, tai aš manau, kad įsimintiniausi įvykiai gaisrai per naktį, bet per naktį gesinti tai reiškia, kad tu atvažiuoji, tu visą naktį gesini, tu būni peršlapęs, tu būni pervargęs, tu nori miego, tu kaip ir norėtum pasikeisti, tau skauda rankas, tau skauda nugarą, tu jau atrodos nebegali viskas. Man tas labiausiai yra įsimintina, kaip visi tie ugniagesiai kovoja su tuo nuovargiu, su tuo sušalimu, su nemiegojimu, su skausmais, bet vis tiek eina, daro ir vis tiek išlieka vieni kitiems labai malonūs ir paslaugus. Man atrodo, kad pas mamytę ūkyje mums teko daryti viską. Gal būtų sunkiau net sugalvoti dalyką, kurio nemokėčiau. O jeigu ir nemokėčiau, žinau, kad man reikėtų iki 10 minučių, kad aš išmokčiau tą dalyką. Nes visada tu turėdavai eiti viską daryti, nebūdavo jokio klausimo. Ar tu vieną dieną plausi indus ir tvarkysi namus, kaip tikra moteris, o kitą dieną tu eisi krauti šieną ar pjauti malkas miške. Ir buvau moksleivė, išleido vasarą į Daniją, į gėlynus. Mes ten visą vasarą dirbom ant saulės, prie gėlyčių, prie karpimų, visus pinigėlius taupiausi, nieko neįsileidau ir tada grįžus į Lietuvą rudenį nusipirkau mašiną savo pirmąją ir už likusius 1500 išvažiavau į pasaulio čempionatą. Svajonių daug yra, jos didelės, bet kad jos manęs negąsdintų, mane treneris yra išmokinęs mažą paslaptį. Nes aš anksčiau bijodavau svajoti ir sakydavau, kad negaliu svajoti, kad aš dabar būsiu UFC čempionė, nes tai atrodo labai tolima, nepasiekiama ir neįmanoma. Ir jisai man sako, svajok, suskirstyk svajones į mažesnės dalis ir tai bus tau drąsiau svajoti. Tai reiškia, kad dabar mano svajonė šiuo metu yra tapti profesionalia kovotoja. Ir kai pasieksiu šitą svajonę, tada žiūrėsim, kokia bus sekanti svajonė. Taip aš ir dėlioju jas. Ir tokiu būdu aš išpildau daug savo svajonių, kas daro gyvenimą labai tokį mielą. Jeigu pavyks praeiti sveikatą ir užsiregistruoti į mokslus, tai noriu pasibaigti narų mokslus. Būčiau antroji moteris Lietuvoje narė. Čia tai tikriausiai kyla, kaip ir sakiau, jeigu aš kažkur atrandu aistrą ir man patinka, aš sieksiu to dalyko. Bet čia viskas irgi labai paprasta, pas manęs komandoje dirba narai. Man teko šiek tiek su jais išvažiuoti, pamatyti, kokia yra jų darbo specifika, galbūt ten šiek tiek palysti po vandeniu. Ir man labai patiko, man labai fainai. Čia bus dar kažkoks vienas įrodymas žmonėms, kurie irgi visada sako, kad moteris negali to, moteris negali ano, moteris negali būti ugniagesė. Nu gali ta moteris, aš irgi galiu būti ir ugniagesė, ir narė, ir išlikti moteriška, ir viską padaryti. Aš visad būsiu, tavo sakys gražias užbursiu. Aš mokysiu tave tylos, kad savo širdį tu išgirstum visados. Po vandeniu kartu kvėpuosiu, tamsoj žibintą tau paduosiu. Ir leisiu tau pabūti skausme, kad pamokas išmoktumėm drauge. Švelnumo grožį tau priminsiu ir savo gerumu pasidalinsiu. Ir leisiu tau skraidyti plačiai, kad link svajonių žengtum tu tvirtai. Ir gal nebūsiu aš gera, bet pažadu išlikti tikra. Dalinti šypseną veide, bei juoktis, kol ateis tyla. Mamai, pro langą jau matau kregždutės grįžo ir kraunasi jo savo jaukius namus. Nes kai lizdelis bus paruoštas, kregždutės ten augins savus vaikus. Ir daug dienų jos saugos, jos mylės, jos rūpinsis jais ir maisto negailės. Bet vos pirmiems sparneliams pasirodžius, mamytė skatins jos pakilti aukštai. Nors ir mažoms kregždutėms nedrąsu, platus dangus juk ne mamos lizdelis. Mamytė lieps įskleis pilnai sparnus, nes žino ji, dangus platus, lizdelis mažas.